Visi šiandien susirinkę, jeigu skaičiuojant ekskursiją, tai jau 5-ąjį mūsų susitikimą, paskaitomis tai 4-ąjį. Turbūt jau ne vienas matytas veidas ir atsimenate, kad esame mes edukacinių išsivedimų ir ekskursijų cikle. Vilniaus senamiestis žaliasis miesto DNR. Vilnius šiais metais turi garbę nešioti Europos žaliosios sostinės vardą ir šį projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginių švietimo programa. Jiems buvo netikėta galbūt tas pjūvis, kad gamtą galima pamatyti ir per miesto urbanistinį audinį, bet šis prieiga neatsitiktina. Kadangi, kaip žinote, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra yra ką tik patvirtinto birželio mėnesį valdymo plano įgaliota valdytoja istorinė Vilniaus senamiesčio, tai yra UNESCO pasaulio paveldo vietovė. Ir vienas iš vertybių įrašytų į nominacinę bylą yra tas sinergija ir darnus ryšys tarp gamtos ir žmogaus kūrybos. Tai yra tarp gamtos senamiestyje susiklošusio, natūraliai susiklošusio reljefo ir tos urbanistinės sandaros sukurtos jau žmogaus. Būtent apie šitą vertybę šiandien yra mūsų paskaita Vilniaus istorijos branduolio tapatumas, gamtos žmogaus sąveika. Leiskit pristatyti šiandienos pranešėją. Kaip jau ir buvo rašyta anotacijose, tai Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilnius Tech, architektūros urbanistikos katedros profesorė Dalia Dimikienė, mokslo daktarė, baigusi visus mokslus ir netgi daktaro vardą apsigynusi šiame universitete ir toliau pasilikusi dirbti jame ir, kaip matote, kaip sakant, tiek išleidusi jau studentų kartų, kad užsitarnavo profesorės vardą, bet iš tiesų Dalia vykdo ir intensyvią mokslinę veiklą, yra parašiusi 60 mokslinių straipsnių publikacijų, išleidusi monografiją, jos sritis yra urbanistika ir istorija, glaudžiai susijusi, viena iš tų dominančių ją sričių. Ir Vilniuje irgi nemažai atlikusi analizių, itin gal nemažai dešiniojo kranto ta problematika mūsų architektūrinės kalbos ir netgi pernai Vilniaus miesto savivaldybė vėl užsakė atlikti tyrimą, kaip ten galėtų toliau ta architektūrinė kalba formuotis. Didžiausia pagrindinė žinia, kad Dalia Dimikienė kartu su kolegė Inesa Alistratovaitė Kutinaitienė pelnė šiais metais nacionalinį architektūros apdovanojimą už urbanistinį tyrimą Kaune, Kauno krantinių atgaivinimas. Kaip kolegos ir visas cechas pripažino, kad iš tikrųjų moksliniais duomenimis grįsta analizė, kuri atveria tokias naujas galimybės architektams, urbanistams žvelgti jau ir pagrįstom akimis, kaip sakant, į galimybę gaivinti vis dėlto tą miesto upės prieigas. Gal daugiau ir nesiplėsiu. Svarbus momentas. Kviečiu sekti mūsų agentūros Facebooko paskyrą, Instagramo, mūsų svetainėje, nes dabar turime tiek renginių, kad jau nesimu ir vardinti. Tiesiog stebėkite, registruokite, dalyvaukite ir ačiū labai, kad susirinkote. Tai žodžiu. Ačiū. Čia po tokia pristatymą nebežinai kaip šnekėti, bet aš paprastai. Ir šiaip iš tiesų man ne taip ir lengva buvo, nes nežinau, ne tai, kad nežinau, galvoju, bus labai įvairi auditorija, tai kiek giliai aš galiu eiti į profesiją, nes kaip kiek metų kasi, tai dažnai jau giliai nusikasi. Tai stengiausi pabandyti galbūt ne taip sudėtingai, gal paprasčiau pristatysiu tai, ką norėčiau pristatyti. Šiandien aš tokius 4, kiek čia tų dalių esu pasirašiusi. Tai pradžioj truputėlį miesto gamtinės sąlygas aptarsiu, vėliau pasižiūrėsim, kokios yra Vilniaus senamiesčio vertingosios savybės.
Ir galbūt, kur daugiausiai, aš išmanau, tai yra to urbanistinio audinio perskaitimas, ką mes mieste galime pamatyti, dėl kokių priežasčių vienaip ar kitaip yra susiklostęs miesto urbanistinis audinys ir pabaigai tada pasitreniruosime, kaip tą miestą būtų galima perskaityti. Žinant truputėlį daugiau ir žinant, į ką būtų galima atkreipti dėmesį. Bet pradžioje tai aš taip, pasirašiau tokį kaip ir prologą. Tas mano prologas tai jis yra apie tai, kad Vilnius šiaip yra gyvas, besivystantis permainų miestas. Ir čia yra keletas istorinių nuotraukų, nuo 17 amžiaus nuotraukos, graviūros ir piešiniai, vėliau tik tai nuotraukos bus, kuriuose jau galima išvelgti, kad ir tais laikais dailininkai fiksuodami tą miestą, jie matė du dalykus. Jie matė gamtinę situaciją, kurioje miestas yra įsikūręs, ir jinai yra išraiškinga, ir matė žmogaus tuos lipdomus namelius, kurie vienaip ar kitaip integruojasi į tą esamą situaciją. Ir pereinant ne tik nuo piešinių, graviūrų, bet ir iki nuotraukų, tai mes matome, kad panašus įvaizdis, pagrindiniai tie bruožai, jie yra išlikę ir pasiekę mus taip pat. Bet kodėl kalbam apie tai, kad jisai yra permainų miestas? Nes šiaip kiekvienas gyvas organizmas, jis nestovi vietoj ir mes negalim sakyti, kad tik tai senamiestis yra mūsų, ką mes paveldėjom, vertinam, o visa kita jau yra nevertinga. Nes kaip vienas kolega pajuokavo, sako, tai kol aš buvau vaikas, tai aš buvau autentiškas, užaugau, suaugus iš nebeautentiškas esu. Aš esu tas pats žmogus, tik tai jau kitame pavidale. Taigi ta miesto kaita arba gyvo organizmo kaita, jinai yra tiesiog neišvengiama. Bet kad mes neprarastume savo tapatumo, kad, kaip čia pasakyti, neužmirštume, kas esame, savo, tarkim, senelių, prosenių mes nepamirštame, žinom savo ne vienas genealoginės šaknis ir tuo didžiuojamės, tai panašiai ir miestas. Jis taip pat turi savo raidos ženklus ir tų raidos ženklų išsaugojimas ateinančiom kartom tiesiog daro turtingesnį tiek patį miestą, tiek mus pačius, nes mes matom savo tos istorinius klodus. Ir čia keletas iliustracijų yra iš Vilniaus UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios teritorijos, kuriuose yra apibrėžta tiek pati teritorija, tik yra išskirti pagrindiniai architektūriniai ansambliai ir kompleksai, kurie atspindi daugiausia vertingų susikloščiusių bruožų. O paskutinėje schemoje tai mes matome ir Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos požymį. Kitaip sakant, ta teritorija, kuri glaudžiausiai ir arčiausiai yra senamiesčio, jinai taip pat yra po padidinamuoju stiklu, kad jos vystymasis ir jos augimas, jisai neužgožtų to, kas galbūt istorijos laikotarpyje susiformavo kaip trapesnis, mažesnio mastelio miesto dalis. Tai užtat tas vizualinis požymis yra skirtas taip pat prevencijai, būtent paties Vilniaus senamiesčio istorinio centro. Tai klausimas, gamta ar žmogus? Ar viena ir kita? Ir kaip mums kartu būti, kad mes, gamta su mumis, tai, kaip čia pasakyti, jinai, galima sakyti, pasyviai arba mums nematant kovoja su mumis, mes su ją elgiamės drastiškiau. Ir šiaip tai pavasarį teko man pačiai dalyvauti ekskursijoje gerbiamo geologo, kurio nebeteko, Jono Šečkaus ekskursijoje. Tai aš atsimenu jo frazės, jis sako, man tai keistai skamba žmonės, kurie sėdi ant fotelio ir sako, aš labai myliu gamtą. Jis sako, gal jūs nepažįstat gamtos, jūs ją išeikit ir jūs pajausite, jūs sunaikins iš karto, nes jūs visą laiką kažkas kanda, degina ir taip toliau. Gamtą reikia pažinti ir žinoti ir mokėti, kaip su ją gyventi.
Bet žmogus, galima sakyti, jisai kovoja arba bando atsikovoti ne tik tai gamtos, ne tik tai užkariauti gamtą, bet jis kariauja ir pats su savim, kariauja su savo laikmečiais. Tai čia keletas nuotraukų, kurios iliustruoja istorinių vietovių dominantės, tai mes matome, kad kažkada dominavo religiniai pastatai, gynybiniai įtvirtinimai ir tai buvo pagrindiniai miesto ženklai, bet 21 amžiuje mes tarsi su tuo jau irgi kovojame. Mes, kaip čia pasakyti, kiekvienas laikmetis nori atspindėti savo galios ženklus ir todėl į miestų panoramas ir siluetus įsiveržia verslo kompanijų pastatai, inžineriniai statiniai, kurie ne tik ima dominuoti, bet jau ima ir konkuruoti su ta istorinė aplinka. Tiesiog toks klausimas, kodėl ir su kuo mes varžomės ir ar tikrai mums to reikia. Ir aš galbūt šitą klausimą tai kėliau kažkada irgi paskaitoju, pristatydama, kalbėdama su paveldo specialistais, nes tas klausimas, kur dėti tą kablelį, konservavimas negalimas vystymasis ar konservavimas negalimas vystymasis. Tai šitoj vietoje, tarsi mes visą laiką esame toj dilemoj būti ar nebūti. Ir jeigu būti, tai beveik visą laiką tada kažką reikia naikinti. Bet gal mes galime pamatyti savo gyvenamą aplinką ir kitaip, ne per naikinimą, ne per konkuravimą, ne per norą dominuoti, bet visgi per pažinimą, įsiklausimą ir tada tame buvimą ir integraciją. Ir kaip jau pradžioje Vida minėjo, kad esame darę nemažai darbų, tai iš tiesų tas miestų senamiesčio aplinkos, tiek gamtinės, tiek urbanistinės aplinkos tie tyrimai, tai jie nebuvo šiaip iš smagumo ir linksmumo, kad įdomu ir gražu patyrinėti, bet jie kilo iš poreikio, kai keletą kartų verslo atstovai, kitą kartą ir pati savivaldybė kreipėsi, kaip miesto jautriose teritorijose, čia jos tiesiog yra pažymėtos, kuriuose verslas norėjo statyti daugiau ir intensyviau, negu net tuo metu leido bendrasis planas. Tai buvo tiesiog klausimas įvardinti vertingasias, net ne vertingasias savybės, o įvardinti galimybės, kiek ir ko ir kaip galime daryti, kad visgi mes neprarastume vertingo tai, ką esame sutarę, kad yra vertinga. Taigi tiesiog šitos paieškos ir šitokie darbai, jie ir lėmė, kad teko išsamiau ir plačiau patyrinėti tą mūsų Vilniaus situaciją, kuri yra susikloščiusi tiek gamtos lemiamų veiksnių, tiek ir žmogaus veiklos. Tai aš pradėsiu nuo Vilniaus miesto gamtinių sąlygų, bet vėlgi aš čia labai giliai ir galbūt išsamei nenersiu, nes tai nėra mano sritis, tai yra ta dalis, su kuria mes savo darbuose susipažįstam tiek, kad galėtume įvertinti poveikis, bus ar nebus neigiamas ar teigiamas gamtiniam sąlygom. Ir gamtinės sąlygose mes išskiriam 3 pagrindinius elementus, kurie yra reikšmingi pačiam miestui ir miesto formai. Tai visų pirma, mes turime reljefą, turime vandenis ir turime žaliąją gamtą. Žalią masę, aš tiesiog įvardinau želdynais, bet tai yra ir žali atviri plotai ir medžių masyvai. Ir kalbant apie reljefą, tai dabar aš labai trumpai perbėgsiu šitą gamtinės situacijos įvardinimą ir jos pagrindinius bruožus Vilniaus mieste. Tai kalbant apie reljefą, tai yra visų pirma duotybė, kurioje atsiranda miestas. Ir Vilniuje mes tikrai turime labai išraiškingą reljefą, kuris susiformavo dėka ledynmečių. Kaip žinote, Lietuvoje 5 ledynmečiai buvo slinkę ir ribos buvo Lietuvoje ir 2 iš jų yra Vilniaus teritorija. Tai tas ledynmečių slinkimas, vėliau sniego tirpsmas ir vandens tekėjimas, jisai suformavo tą pagrindą, žemės paviršių, ant kurio vėliau ir gimė tas mūsų miestas.
Tai šita iliustracija rodo, kuo tamsiau mėlyniau ten mes turim žemiau, kuo aukščiau ir žaliau. Tai kuo aukščiau, tuo yra ta žalesnė teritorija. Ir kaip matote, Vilniaus senamiestis tai yra tikrai 2 upių santakoje, 2 upių slėnyje įsikūrusi teritorija, o jo priemiestinės dalys ir vėliau naujesnės statybos jos yra aukštutinėse terasose. Beje, tas pats jo geologas irgi pamoką vieną įsinešiau, kad mes vadinam kalvomis. Tai čia ne kalvos, čia yra lyguma, yra išgraužta vandenų ir apačioje yra tas slėnis ir tas žemuma. Turėdami reljefą, tai architektai, urbanistai, tai mes jį analizuojam per jo, kaip čia pasakyti, skirtingų aukščių išsidėstymą, per tų terasų dydį, jų įtaką ir taip toliau. Tai čia yra keletas iliustracijų, kuriuose tiesiog atskleidžiamas arba, kaip čia pasakyti, šaržuojama arba hipertrofuotai yra parodytas miesto pagrindiniai reljefo bruožai. Tai jeigu šitoj paskutiniai schemai, tai mes matome, kad slėnis ir šlaitai, jie, slėnį mes turime šitoje apatiniai daly prie 2 upių, šlaitai yra labiau išskirti ir turime tada viršutinės terasas, kurios jau yra ne miesto dalis. Einant dar toliau, mes galime pamatyti, ką duoda tas reljefas. Vėlgi, su reljefu mes turime santykį skirtingose masteliuose. Vienas, jeigu statom vieną pastatą, tai tarkim gruntas, aukštis ir vieta, kur mes atsirandam, ir kita, jeigu mes žvelgiame miesto mastu, kaip tai atrodo. Tai žvelgiant miesto mastu, šitoj schemai gal painiai, o gal ir nelabai, tiesiog yra atskleista galimybės apžvelgti miestą ir pagrindinės viršutinės terasos dalys, zonos, nuo kurių atsiveria pati miesto panorama ir senamiesčio panorama. Ir čia mes esam tikrai dėkingi gamtiniai situacijai, nes jos dėka yra pagrindinis veiksnys, kuris leidžia Vilniuje turėti labai išraiškingas daugiaplanės panoramas ir apskritai turėti miesto panoramas. Nes, kaip sakiau, priemiestinės zonos ir vėlesnė miesto plėtra vyko jau aukštesnėse terasose, nuo kurių ir atsiveria panoramos į miesto senamiestį. Kalbant apie vandenis, tai vėlgi vandenys, irgi kadangi nesu tos srities specialistė, tai vandenį panašiai kaip ir jūs, matau galbūt tik tą paviršinį vandenį, upes, upelius ir slėnius, kuriuos yra suformavęs tas vanduo. Bet iš istorijos tikrai žinome, kad Vilniuje yra ne vienas upelis, kuris yra kanalizuotas ir vandenų šitame mieste yra tikrai buvę daugiau, jie dabar požemyje vis dar yra. Ir beje, gatvių, Vilniaus senamiesčio gatvių tinklas, gatvių trajektorijos taip pat yra daugeliu atveju nulemtos vandens tekėjimo upeliukais, kur būdavo jau išgraužtos griovos, tai ten dažnai būdavo lengviau ir gatvelę pasidaryti, tai turime tikrai ne vieną tokią gatvę ir ne vienas pavadinimas taip pat apie tai kalba. Bet jeigu reljefą Vilniuje žmogus galbūt nėra taip smarkiai paveikęs, tai su vandenim yra atsitikę daugiau veiksmo. Ir jeigu žiūrėtume istorinius miesto planus, tai jau kaip minėjau, kad ne vienas upeliukas yra pakastas po miestu, tai yra ir Vilnelės upės vaga yra koreguota ir ne pati trajektorija, bet žinome ir Paupio užupio teritorijų, kad buvo upės daugiau išsišakojimų ir prie pačios katedros teritorijoje taip pat yra vandens Vilniaus senvagės vieta yra kita ir jinai tiesiog buvo taip pat koreguota. Taigi vanduo galbūt
kaip elementas, kuris labiau žmogaus Vilniuje buvo modeliuojamas, bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dabar į tai irgi yra atsigręžiama. Ir tikrai žinau ne vieną projektą, kur yra bandoma atgaivinti, kaip čia pasakyti, buvusias tas vandens tekėjimo vietas, vienaip ar kitaip jas eksponuoti ir vėl jas susigrąžinti į miestą, nes vanduo tai vienas iš gyvybės šaltinių tiek pačiam žmogui, tiek ir miesto gyvybingumui. Ir želdynai, arba ta žalioji masė, tai galbūt žalioji masė žmogaus yra dar labiau veikiama, arba, kaip čia pasakyti, žmogus labiau pajėgus su jie kažką daryti, todėl žalieji plotai, tai jie tikrai yra transformuojami, bet šiuose iliustracijose tai aš tiesiog rodau šios dienos, ką mes turime, ir vėlgi aš šitame pristatyme nepristatau jums labai detaliai ir smulkiai, kaip ir kur yra smulkus tie želdynai, bet tiesiog rodau tą žaliąją masę, kuri mieste vis dar yra aktyvus, gyvas organizmas. Ir čia šitoje schemoje tai mes matome Vilniaus senamiesčio, miesto centro ir Pavilnių regioninio parko teritorijos sąjunga. Tai tiesiog vėlgi noriu parodyti, kad žalioji gyvoji masė Vilniaus mieste, tiek pačiam senamiesty, tiek jo artimiausioje aplinkoje, tikrai yra irgi labai reikšmingas veiksnys. Ir tikrai ne vienas atvykėlis, ne vienas Vilniaus svečias yra nekartą sakęs, kad tikrai mūsų miestas yra labai žalias. Ir tas žalumas galbūt kyla ne tik tai iš to, kad mes skverų ir gatvių turim apželdinę, bet tikrai turim didelius masyvus ir medžių masyvus mieste, miesto teritorijoje. Ir čia irgi tiesiog bendram tokiam pamatymui, kai visi gamtiniai elementai sugula į vieną vietą, reljefas, vandenys ir želdynai, ir mes turime, kaip čia pasakyti, miesto gamtinį karkasą, apie kuriuos geografai tikrai daugiau papasakotų. Aš tiesiog rodau, kur yra gyvosios gamtos, reikšmingi plotai, reikšmingos teritorijos tam, kad ne tik gamta gyvuotų, bet ir mes, kaip gamtos dalis, taip pat galėtume gyvuoti. Taip, dabar kalbant, pristačiau, kaip čia pasakyti, galbūt sakau, tai tas sritis, su kuri nėra mano pagrindinis instrumentas, kaip čia pasakyti. Architektui, kuo toliau, tai tuo darosi gyvenimas sudėtingesnis, nes architektas turi labai daug sričių aprėpti, susipažinti, žinoti, kad jos tokios yra ir aišku, kartu bendradarbiauti su kitų sričių specialistais. Tai laukas, kurį aš jums parodžiau, tai norėjau tiesiog pailiustruoti, kad atsimintume 3 pagrindinius dalykus. Reljefas, tai yra žemės paviršius, kuriuo mes vaikštom, vandenys ir žalioji masė. Ir taip sakant, kad gamta tai nėra tik tai, kas yra žalia, bet ir tai, ant ko mes stovime. Ir tai, ant ko mes stovime, tai yra vienas iš reikšmingiausių veiksnių pačiam miestui. Nes netgi ir miesto tapatumas ir jo išskirtiniai bruožai, jo unikalumas tai nuo to ir prasideda. Nes pastatų, užstatymų ir stilių tai mes galim atrasti panašių ir netgi tuo pačiu ir kituose miestuose, bet gamtinė situacija tai kiekvienu atveju yra unikali. Dabar kalbant apie Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes, tai kadangi tenka dirbti su paveldo įvairiom teritorijom, tai Vilniaus miestas, kai jisai buvo įrašytas UNESCO paveldo sąrašą prieš tuos 30 metų, tai buvo įvardintos jos išskirtinė visuotinė vertė. Ir buvo nusakyti bruožai, kurie tą vertę kuria.
Vėliau, ne vėliau, gal lygiai greičiai, kadangi yra kultūros paveldo registras, kuriame yra registruoti visi nekilnojamo kultūros paveldo tiek objektai, tiek urbanistinės vietovės, tai Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių akte, jisai vis dar yra tikslinamas, tai jame irgi yra įvardintos tos vertingosios savybės. Ir jeigu pasižiūrėjus abu tuos dokumentus, tai aš juos supaprastinau tokios laidelės ir tiesiog išskyriau Vilniaus išskirtinės visuotinės vertės charakteristikas, kurias sugrupavau 5 gal čia punktus, atsimenu, pamatysim. Į tai, kas formuoja miesto išorinį miestovaizdį, nes miestą mes galim, supaprastintai, sakau, dvejopai. Tai yra miesto išorinis miestovaizdis, kuris yra perskaitomas per panoramą, siluetus ir dominantės ansamblius. Taip pat yra senamiesčio vidinis miestovaizdis, tai yra žemė, kurioje mes vaikštom, tai yra gatvės, aikštės, užstatymai, tai tuose dokumentuose, ką aš miniu, tai yra tiesiog ir įvardinta, kad yra gatvių trasos, gatvių ir aikščių tinklas susiformavęs, susiformavę kvartalai, sklypų ribos ir perspektyvos. Perspektyvos tai yra gatvės vaizdas, tiesiog stovint gatvėje, nežiūrėjau į priekį, matom tos gatvės perspektyvą. Tai taip pat Vilniaus senamiesčio vertybių akte yra įvardintos tos gatvių perspektyvos, kurios yra saugomos kaip po tokios ir neturėtų iš esmės keistis. Gamtiniai elementai taip pat yra įvardinti vertingųjų savybių sąraše, tai kaip minėjau, mes turim reljefą, želdynus, hidrografinį tinklą. Prie gamtinių elementų taip pat yra priskirtas kultūrinis sluoksnis, nors jisai kultūrinis sluoksnis yra žmogaus kurtas, bet tai nėra paviršiuje glūdintis ir vizualiai matomas dalykas, todėl jisai, tarkim, priskirtas yra prie gamtinių elementų. Taip pat turime jau labai konkrečiai pastatų konstrukcijas, architektūrinę raišką ir aplinkos elementus. Tai jau kalbant tikrai ne tik, bet tiesiog apie pastatų pačių raišką, apie jų stilistiką, apie mastelį, apie jų elementus ir taip toliau. Ir taip pat yra įvardintas ir senamiesčio nematerialusis paveldas, amatų, gyvenimo būdų, kultūros ir meno tradicijos. Tai, kaip aš sakiau, yra 2 skirtingi dokumentai, kurie kalba apie Vilniaus išskirtinę visuotinę vertę, su kuria jisai nukeliavo ir yra įrašytas UNESCO pasaulio paveldą, ir labiau materialus, tai yra kultūros vertybių vardinimo aktas. Tai juos abu lyginant ir juos abu žvelgiant ir norint paprastai suprasti, kuo ir išskirtinis tas senamiestis ir kas jame yra vertinama, tai toks grupavimas jisai truputėlį tam padeda. Dabar čia truputėlį bus, kaip čia pasakyti, sunkesnė artilerija, tai nežinau, kiek aš ties jie apsistosiu, gal truputėlį greičiau perbėgsiu, nes tiesiog ten tai, ką parodžiau vienu tuo sakiniu, vienu žodžiu įvardinimu, tai čia truputėlį noriu parodyti, kaip tie dalykai yra atpažįstami. Dar labai trumpai. Šiaip noriu pasakyti, kadangi mes kalbame apie Vilniaus senamiestį, kuris yra urbanistikos, kultūros paveldo vietovė, tai kadangi irgi teko tyrinėti, noriu atkreipti, kad šiaip Lietuvoje mes tikrai turime labai turtingą mokslinę tyrimąją urbanistikos paveldo vertybių tiek nustatymo, tiek įvardinimo ar tyrinėjimo tą metodiką, ir tikrai tai buvo atlikta 20-ame amžiuje. Pagrindiniai veikėjai, jie ne vieninteliai, bet Algimantas Jaiškinis ir Antanas Pilypaitis, jie 20-am amžiuje, pradedant 50-ais maždaug metais iki nepriklausomybės, jie tikrai ištyrė kartu su kolektyvais beveik visus Lietuvos miestus, miestelius. Tai vienas nagrinėjo savaime susiklosčiusius, o Antanas Pilypaitis nagrinėjo planuotus miestus ir miestelius.
Ir šiaip tikrai yra labai aiškiai apibrėžta, kas yra ta paveldo vertybė, kad tai yra istorinė, kultūrinė vertė turinčios miestų struktūros. Ir kalbama apie planą, miesto planą, užstatymą ir turinės erdvinės kompozicijos visumą. Ir tam 20 amžiuje tikrai buvo atrinkti miestai atstovai, kurie yra išlaikę, čia pasakyti, turtingiausia ir iki šių dienų kompleksiškiausiai išlikusias miestų dalis ir buvo sudarytas urbanistikos paveldo miestų sąrašas. Tai Vilnius vienas yra iš jų. Bet dabar labai trumpai aš noriu parodyti, kas yra tas planas, užstatymas, turinė erdvinė kompozicija ir kaip, tarkim, tai yra nagrinėjama. Tai miesto plano struktūra, tai visų pirma, tai yra jos tipas. Ir tas tipas, pagal tai, kaip yra išsidėsčiusios gatvės, tai čia tiesiog išvardinti tie plano struktūros tipai, ir kurį kūrė keliai, gatvės, aikštės ir taip toliau. Gatvių tinklas kartu su kvartalais ir valdomis ir suformuoja tą miesto planą. Ir labai elementariai tas miesto planas gali būti radialinis, ir žiedinis, ir linijinis, ir stačiakampis. Tai jeigu grįžtant į Vilnių, tai Vilnius yra radialinio plano miestas, radialinio plano viduramžių miestas. Čia tiesiog keletas elementų, kas sudaro tą plano struktūrą, kaip jau minėjau, tai yra gatvės, keliai, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai ir beje, tai, kas čia yra išvardinta, tai sudarant kiekvieno urbanistikos paveldo vietovės, kiekvieno miesto tą vertybinį aktą, tai jame yra ir įvardinama, kurios gatvės sudaro būtent tą tinklą, kas yra kuris užstatymas, buvęs užstatymas yra išnykęs, bet yra reikšmingas, tai va tiesiog tai yra žymima, tai yra įvardinama ir tai yra padaryta ir Vilniuje. Kalbant apie turinę erdvinę struktūrą, tai vėlgi yra įvardinama jos sandara, o turinę erdvinę struktūrą formuoja jau ne tik pats planas miesto, bet formuoja ir užstatyta masė, kitaip sakant, tuštuma ir plytų masė, kurią sudaro pastatai. Pagal tai yra nustatomas užstatymo tipas ir išskiriamos atviros erdvės ir uždaros erdvės, kurios taip pat yra įvardinamos, kas yra vertinga konkrečiame mieste. Ir čia šone kiekvieną kartą jūs vis matysite iliustraciją, kuri rodo, kaip, tarkim, architektai, urbanistai tyrinėjo, kaip jie įvertino, kokiais principais vadovaudamiesi nustatė, kad vieni kiti objektai yra vertingi, kaip galų gale tai grafiškai žymėjo ir kaip vėliau buvo prieita prie jau tų sprendimų, kad vienas ar kitas bruožas yra vertingas. Į ką labiausiai galbūt aš šiandien norėsiu atkreipti dėmesį, tai į tą miesto išorinį miestovaizdį, kurį formuoja turinė erdvinė kompozicija ir kurią galima pamatyti miesto panoramose, siluetuose, gatvių perspektyvose, išklotinėse ir kurių pagrindinis veikėjas yra, tarkim, dominuojantis objektai. Tai kalbant apie panoramas, čia mes turim Vilniaus panoramą, bet vėlgi jinai buvo nagrinėta, jeigu viršuje mes matom išskirti dominuojantis objektai. Antroje iliustracijoje tai mes matome žaliosios masės ir užstatytos masės santykį ir jų tarpusavio proporciją. Ir norint kažką daryti, tai visą laiką, tarkim, tokis vertinimas leidžia nuspręsti, kiek ir ko galima daryti, kad visgi mes išlaikytume pagrindinius tuos bruožus. Ir apačioje mes matome to paties vaizdo, to pačios panoramos daugiaplaniškumą. Tai mes prie to dar irgi sugrįšime. O dabar, jeigu trumpai, tai du žodžiai – panorama ir siluetas. Tai panorama tai yra daugiaplanis miesto vaizdas, kurį mes galime apžvelgti, o siluetas tai yra kontūras miesto dangaus fone. Tai tarkim, čia jeigu nubrėžčiau liniją, tai čia turėtume siluetą, o šitie visi trys vaizdai tai yra panoraminiai vaizdai.
Užstatymo bruožai. Jo, kadangi užstatymo bruožai tai yra pagrindinis, galbūt, ne pagrindinis, bet žmonėm lengviausiai suprantamos charakteristikos judant pačiu miestu. Tai yra tas miesto vidinis miestovaizdis, stogų formos, fasadai, elementai, detalės, tai mes juos judėdami miestu ir labiausiai ir pamatome, bet jie taip pat yra apibrėžiant urbanistikos vietovėje, taip pat yra įvardinami, išskiriami pagrindiniai tie bruožai, jie yra taip pat yra įvardinami ir fiksuojami. Šitą pamokėlę gal aš ties jie galiu ilgai neapsistoti, nes čia tiesiog, kaip čia pasakyti, vertinant, sugrįšiu, vertinant vietovės, tarkim, planinę struktūrą, tai vienas iš uždavinių yra nustatyti kokią planinę struktūrą, tai čia tiesiog yra paruošta iliustracija, kuri parodo, kaip atrodo vienokios ar kitokios planinės struktūros miesto planas. Tai čia yra miesto tipai, kadangi pas mus taip jau yra nutikę, ne visą laiką viskas Lietuvoje tobulai atsitinka, tai kaimai taip pat yra priskirti prie urbanistikos paveldo, tai jie taip pat nustatoma planinė struktūra, nors jie galėtų būti kitos kategorijos jau objektai. Užstatymo tipas. Užstatymo tipo galbūt apibrėžimų aš visų neskaitysiu, nes pirmieji du tai yra dokumentais įvardinti apibrėžimai, o antrieji du tai yra jau mūsų pačių įvardinti labiau, kad būtų galima, kaip čia pasakyti, praktiškai pasakyti, kas apibrėžia užstatymo tipą ir kaip jį galima būtų nustatyti. Dabar vėlgi, kodėl aš apie tai kalbu ir ar tai yra svarbu. Miesto veidui tai yra svarbu. Parodžiu, kaip atrodo skirtingi užstatymo tipai ir ypač istorinėje vietovėje, jeigu atsirastų pastatai, kurie netitiktų esamo užstatymo tipų, tai jie tikrai deformuotų, transformuotų ir tikrai būtų nebepažįstama vietovė. Tai labai trumpai užstatymo tipą nusako pastato santykis su gatve ir su sklypu. Labai paprastas toks dalykas. Ir kadangi mieste yra ne vienas pastatas, o yra pastatai ir jų grupės, tai tada pradeda reikšmingi darytis užstatymo intensyvumas, tankumas, aukštingumas, kurie taip pat lemia tą užstatymo tipą. Ir čia tiesiog keletas užstatymo tipų pavyzdžių, schemučių, kurias mes sutinkame miestuose. Tai tiesiog, kadangi kalbam apie senamiestį, tai tikrai mes turėsim perimetrinio užstatymo dominuojančių užstatymo bruožus, bet turime ir atskirai stovinčių objektų ir Lietuvos miestai pasižymi ir tuo, kad miestų centrinėse dalyse mes net ir sodybinio užstatymo turime. O čia tiesiog kaip tai atrodo. Ir kad ne tik Vilnius, bet ir tarp mūsų visa Lietuva. Tai keletas bus iliustracijų, kur matysime vaizdą, o keletas iliustracijų, kur mes matysime tiesiog kaip planetai atrodo. Tai tarkim, sodybinio užstatymo atstovai, miesto vilų atstovai, Vilniuje tikrai turi miesto vilos nuo sodybinio užstatymo, skiriasi tuo, kad tai yra didesnio, kaip čia pasakyti, tūrio ir aukštesni pastatai, bet vis tiek tai yra atskirai stovintys pastatai ir aplink juos yra dar atviros erdvės, jie tarpusavy nesiglaudžia. O čia jau mes turim perimetrinį užstatymą, kuris tikrai senamiestyje jis ir dominuoja. Tai matome Vilniaus idėjų palyginimui senamiesčio perimetrinį užstatymą ir naujamiesčio. Perimetrinis užstatymas, tai kalbant paprastai, tai tiesiog pastatas glaudžiasi prie pastato ir posesijinis, arba kitaip sakant, lemtas sklypų užstatymas, tai yra dažniausiai senamiesčių centrinėse dalyse, o naujamiesčiai, kadangi tai yra 19 amžiaus pabaiga, 20 amžius, tai jau dažnai būdavo stačiakampis gatvių tinklas formuojamas ir tada jau visas kvartalas
tvarkingos formos, jisai taip pat perimetrų. Bet Lietuvoje mes turim ir tokių išskirtinių atvejų, kaip Klaipėdos senamiestis, kur taip pat yra perimetrinis užstatymas, bet pastatas visą kvartalą beveik ir formuojamas. Truputėlį tokio plano miestas. Tai jeigu ten mes pasižiūrėjome, kaip čia pasakyti, užstatymo tos tipo plane, tai mes čia matome, kaip tai atrodo esant pačiame mieste ir judant tomis gatvelėmis. Taip pat senamiesčiai, nors ir jie mus labiausiai žavi savo to perimetriniu ištisiniu užstatymu, kur mes turim tas siauras gatveles, kaip ir Vilniuje, bet tikrai juose yra ir objektai, kuriuos mes įvardinam kaip atskirai stovinčius, tai turime rotušę Vilniuje ir komponentinius, kurie formavosi kaip ansambliai. Čia Onos bažnyčios ir Bernardinų bažnyčių kompleksas, su vienuolynų turim, tai yra toks užstatymas galbūt nepakluso gatvės perimetro formavimu, jie buvo kitaip modeliuojami, bet tai ir yra tie ansambliai, kurie beje įrašant Vilniaus senamiestį į UNESCO paveldo sąrašą, buvo tiesiog atrinkti ansamblių kompleksai, kurie ir reprezentuoja būtent to laikmečio susiklosčiusius kompleksus, kurių dėka tas urbanistinis audinys yra toks turtingas. Laisvas planavimas, tai reikia džiaugtis, jeigu jo neturim ir kai neturim senamiesčiuose, nes tai yra modernistinio planavimo užstatymas po Antrojo pasaulinio karo, kai, kaip čia pasakyti, ne tik architektūra, ne tik pastatai turėjo architektūrinius stilius, bet urbanistikoje taip pat buvo tendencijos, kurios lėmė vienokį ir kitokį miesto planavimą. Tai po Antrojo pasaulinio karo vakarų šalyse tai jau ir anksčiau buvo tas modernistinis miestų planavimas, mus pasiekė tik taip po Antrojo pasaulinio karo. Tai laisvo planavimo principų užstatymas neatsižvelgiama yra į gatvę, į jos perimetrą, į formavimą, tarkim, viešo ir privataus erdvės, bet tiesiog orientuojamasi į pasaulio šalis, šiaurė, pietus, rytai, iš kur geriau daugiau šviesos. Ir taip pat yra įtaka padaryta miesto sodo idėjos, kai buvo norima daugiau gamtos, daugiau žalumos ir tas ypač kilo tas noras kitokio geresnio gyvenimo po tų dviejų pasaulinių karų, kai idėjiškai tie, kas galėjo, tie, kas tuo metu planavo ir projektavo, tikrai ieškojo naujų būdų nuo principo miesto statybos. Bet praėjus keliem dešimtmečiam, tas principas buvo pastebėta, kad jisai nepasiteisino ir vakarų šalyse tai gan anksti buvo sustabdytas šitas toks projektavimo principas. Tuometiniai Sovietų Sąjungoje tas nevyko, nes tiesiog reikėjo greitai, daug, pigiai ir tas tiesiog atliepė tuometinius poreikius, tai užtat mes turime masinės statybos gyvenamųjų rajonų labai daug. Vilniaus senamiestyje, pačiame senamiestyje mes to neturim, bet žinote, užupio galutinį dalykai, tai tikrai turim irgi tokių daugiabučių, kurie kad ir vėliau statyti, bet irgi yra laisvo planavimo principo. Ir mes pasiekėm tokią praktinę užduotį. Dar bus truputėlį pamokėlė, bet lengvesnė žanra prieš tą praktinę užduotį. Gal prieš užduotį atsiprašau, nes tada stabdom filmavimą, kad visi laisvai atsipalaiduotų ir drąsiai įsitrauktų. Bet aš dar čia papasakosiu, čia dar nereikia iš karto daryti. Čia dar truputėlį bus, čia paskait, instrumentus reikia pristatyti, kaip mes čia padarysim.
Tai užduotis nelabai nesudėtinga tiesiog. Visi, kaip čia pasakyti, tiesiog norėčiau, kad pabandytume atsistoję Vilniaus senamiesčio apžvalgos vietose, parodysiu, kurios yra išsidėstę, pamatyti ne vieną, kaip čia pasakyti, ne vientisą vieną vaizdą, bet biškį jame perskaityti, ką mes jame matome. Ir aš tarsi parodžiau priežastis, dėl ko mes matome. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, tai iš tiesų yra reljefas, duotybė ir jos dėka mes panoramose galime šį tą matyti. Čia yra Vilniaus senamiesčio akte įvardinti apžvalgos taškai. Čia šiaip ne apžvalgos taškus, aš panoramas esu sužymėjusi. Yra 12 panoramų, yra 7 apžvalgos taškai, bet šiaip tai jie yra susigrupavę, išskirčiau 2 vietas. Trečia panorama ten turi savo istoriją, ne trečia, 12 panorama su savo istorija. Tai mes šiaip turime senamiesčio rytinę dalį, kalvų mūsų masyvą, tą aukštesnį terasą. Ir čia mes turime Subačiaus apžvalgos 2 aikšteles ir 2 panoramos yra fiksuotos. Tada turime kalnų 3 kryžių kalną ir Altanos kalną, kur irgi yra fiksuotos 2 panoramos. Gedimino kalne mes turime 3 fiksuotas panoramas. Ir labai turtinga savo panoramomis yra Jonų varpinė, iš kurios yra 4 fiksuoti vaizdai. Tai tos fiksuotos visos panoramos, tai reiškia, kad jų vaizdas turėtų likti toks, koks yra. Kitaip sakant, maksimaliai turėtų būti saugomos ir jeigu atsiranda naujos statybos, tai jos arba jų turi nesimatyti, arba jų įtaka turi tokia, kad nekeistų esminių bruožų. Taigi turime vieną frontą, turime centre esantį apžvalgos vietą ir turime 12 panoramą, kuri visai neseniai yra įrašyta kaip saugoma panorama, o jinai įrašyta yra dėl to, kad jeigu žinote, šioje gatvėje vien šitas perimetrinis ištisas užstatymas buvo, dabar nebe, buvo pertrukęs ir tenai turėjom sodybinio užstatymo fragmentą. Ir kadangi sklypai buvo nupirkti ir buvo norima statyti ir vystyti ir užstatyti tą likusį plyšį, tai tada ir kilo poreikis, ar kaip čia pasakyti, kilo mintis ir idėjos, kad galbūt jo nereikėtų užstatyti, nes tos sodybinis užstatymas žemės, kur buvo, tai nuo to 12 taško tenai, nuo Cupo einant, dar nepradėdant leistis laiptais atsistojus, mes galime matyti ir senamiesčio bažnyčių bokštus. Tai, o užstačius jie tiesiog būtų nebematomi. Tai va čia buvo labai didelis. Atsiprašau, patikinkit, kokia čia vieta yra, kad 12 numeris? Žaliasis tiltas, turim žalį tiltą. Žalias tiltas, čia yra ta geltona palaida, o kitoj pusėje Rapolo bažnyčios. Prie Rapolo bažnyčios užlipus laiptukais ir einam toliau link Cupo, tai tik užlipus laiptukais reikia atsisukti ir pasižiūrėti. Dabar čia jau statybos vyksta, tų sodybinių namelių nebėra, bet pamatyti, koks ten yra pastatas, jis yra iškrėtas pastatas viršūnės. Antai, aš galvoju, kodėl čia tokį įdomų pastatė, nes jo labai keista panorama, tarp visų pastatų toks va. Tai, čia toks kompromisas. Bet sakau, bet atsisukus, šiaip visai smagiai atrodė, aišku, pro tų sodybinių namelių toks intarpėlis ir pro jų tas matosi tą panoramą, bet žinot, kaip miesto centras, žemė brangi, tie pastatai apleisti, nieks su jais nevyko ir taip, tai atsisukus, ten yra iškirpta. O čia nebuvo toj vietoj, nežinau, bomba antro pasaulinio karo metu pataikius, nes toks jausmas, tai ten turėjo ištisinė pastatų linija. Ten bomba nepataikė, ten buvo neturtingi žmonės. Ten, kai statėsi visas šitas, ten tiesiog trūko lėšų, ar tai tenai įvyko, tai ten prieš 100 metų, ar tai tenai nesutarimas įvyko, tiesiog ten, tuo metu neįvyko tos statybos, jos būtų ten viskas statyta ir pastatyta. Bet kadangi taip atsitiko, iki mūsų dienų išliko, tai tada buvo mintis, tai gal palikti. Tai va,
Tai turim 12 saugomų panoramų. Aš jas čia visas esu įdėjus, tiesiog šiaip, kad pamatytume, ką aš čia šnekėjau. Tai vėlgi, tai yra mūsų panoramos nuo Gedimino kalno. Jos yra 3 fiksuotos šitos panoramos. 4, ne 4, nu taip, jos 4, bet jos ne visos vienoje vietoje. Tai yra Kalvyno šitos panoramos, 3 kryžių, Altarijos Kalvynas ir Subačiaus gatvės. 2 panoramos. Saugomos, kaip sakant, vaizdas jose turi nesikeisti. Ir čia yra Jonų varpinė. Jo, Jonų varpinė, kadangi jinai 360 kampų gali apžiūrėti, tai yra tiesiog 4 fiksuotos panoramos į 4 pasaulio šalis. Ir tos 12 aš neįsidėjus esu, nes, nu, tiesiog atsidariusi. Galite trumpam pirmą grįžti, į pirmą, labai trumpam. O kur tos panoramos oficialiai yra įtvirtinti? Jos yra, nu, Kultūros paveldo departamento yra puslapis Kultūros vertybių registras. Kultūros vertybių registre visi į jį įrašyti objektai turi savo aktą, taip vadinamą, Kultūros vertybių aktas. Tame akte jos ir yra. Tai tame akte yra daug, tai aš tik tai ties panoramos sustojau, ten yra įvardintas ir užstatymo tipas, ir visos dominantės, kurios turi būti saugomos, ir gatvių perspektyvos, ta prasme, ten informacijos yra labai daug, bet kadangi mano pratimas bus su panoramomis, tai aš jau tik panoramas ir rodau. Bet čia susijęs su tuo vizualiniu pozonu, ne? Jos yra paties senamiesčio. Su vizualiniu pozoniu, taip, į kai kurias panoramas pakliūna vizualinis pozonis. Nu, pagrindinis uždavinys, kaip čia pasakyti, panoramose matomos dominantės, jos ir turi išlikti dominuojančiamis. Kitaip sakant, jeigu aš žiūriu, nu, aš jums parodysiu, gerai, turiu pati nuotraukas padarius, yra aiškesnė, pasakysiu, kaip yra vertinamas tas. Nu ir jo, va čia tas vertinimas, čia, tai va šito tai nieko nėra, čia mes patys, nu, tie, kas dirbam su ta urbanistikos, net ne su paveldo, su galimybių studijom, kaip rodžiau, tie darbai, kuriuose buvo žiūrima galimybės tos vietos, kiek ir ko galima statyti, tai kadangi dokumentuose yra tik įvardinta, kad dominantė turi dominuoti. O ką reiškia dominuoti? Ir tai tiesiog tada esam susidėlioję tokį metodinius principus arba vertinimo nuostatas, kurių dėka mes kiekvienu konkrečiu atveju vertindami naują pastatą, analizuojam panoramą va šiais aspektais. Ir dabar čia, ką aš esu surašysiu, tai visų pirma iš tiesų yra gamtinė situacija, kuri, kaip sakiau, jinai yra, kuria tas sąlygas tom apžvalgom, bet tokios gamtinės situacijos mes tokių apžvalgų neturėjome. Toliau yra labai svarbus matymo sektorius ir vizualiniai barjerai. Ir taip sakant, atsistojęs, jeigu aš žiūriu į kažką, tai nebūtinai aš tą kažką matysiu. Jeigu prieš mane atsistos aukštesnis pastatas arba želdynai bus, tai galbūt tai bus nematoma. Tai tada nustatomas yra tas matymo sektorius, kaip plačiai matoma. Nu, čia kažkas panašaus yra ta iliustracija. Tai pavyzdžiui, už šitų pastatų, čia yra aukštybiniai pastatai, už jų iš konkrečios apžvalgos vietos, tas, kas yra balta, tai yra šešėlis. Vizualinis šešėlis nematai. Už manęs atsistos vaikas, jūs jo nematysit. Tai mieste panoramose irgi yra tas pats. Tai jeigu statybos vyksta tuose šešėliuose, tai jos tada nekeičia, nu, kaip pasakyti, jos nedaro įtakos jaunai vertybiai panoramai. Tik aišku, tada vertinama ne iš vieno taško, vertinama iš daugiau taškų, nes jeigu iš vieno šešėlis, iš kito gal ne šešėlis, tai tiesiog va tik tos vietos jautriose miesto dalyse gali būti kažkaip užstatytos intensyviau. Toliau yra labai reikšmingas matomo vaizdo elementų raiška. Čia man šitą iliustraciją tą rodo. Kuo aš esu toliau nuo objekto, tuo jisai matomas, nu, pavyzdžiui, jeigu labai toli, aš matysiu tik siluetą. Jeigu esu arčiau, jau išskirsiu turinį, jeigu esu dar arčiau, matysiu detalės. Tai vat panoramose irgi iš apžvalgos taško labai svarbus atstumas iki objektų, kurie žiūri.
objektų dominavimas ir nustelbimas, tai yra tokia irgi taisyklė, irgi parodysiu panoramose, apie kurias mes kalbėsim. Pavyzdžiui, Gedimino kalnas su pilim, tai yra semantinis miesto ženklas ir iš tų fiksuotų taškų jis ir turi likti kaip pagrindinė dominantė, kurią mes matom kaip dominantė. Kitaip sakant, už jo, kurio aukštybinė kalba negali atsirasti joks užstatymas, kad jam čia nestovėtų va šitaip. Yra tokia taisyklė, kad iki šito, kaip čia pasakyti, vat jeigu tas pastatas yra tokio pločio kaip aš, tai viena pusė toks plotis ir kita toks plotis turi nebūti nieko. Tada, taip yra priimta, kad ta dominantė yra matoma kaip dominantė. Tai va tas dominavimas ir nustelbimas, o jau kalba apie tai, kad iš priekio kažkas atsistotų, iš viso tas yra neįmanoma. Taip pat mes, kadangi kaip vertybė yra įvardinta gamtinė situacija, gamtinės sąlygos, gamtiniai elementai, tai va tas gamtos ir užstatymo santykis panoramose siluetuose irgi yra labai reikšmingas. Ir man teko vieną daryti darbą, kai Europos panoramos prekybos centras norėjo aukščio didesnio, dvigubai daugiau aukščio statyti. Buvo klausimas, ar mes galim statyti. Tai taip, jau čia ne senamiestis, tai čia esame to vizualiniam pozonėje senamiesčio. Ir irgi yra vietos, kaip, pavyzdžiui, Baltasis tiltas arba Cupo terasa, nuo kurio labai yra matoma ta teritorija, ir taip pat Gedimino kalnas, nuo kurio mes irgi matom. O žvelgdami nuo Gedimino kalno, jau ne į senamiestį mes jau žiūrim, tarkim, tą panoramos teritoriją, tai mes matom šeškinės žaliasias kalvas. Ir jos irgi, tas vaizdas yra vertingas. Ir dabar kiek galima kelti tą užstatymą, kad tos žaliosios kalvos jos būtų ir matomos, ir dominuotų. Tai va tas, kaip sakiau, gamtos ir užstatymų santykis, tai mes netgi skaičiavom tose panoramose proporcijas, kiek mes matom žalį, kiek mes matom užstatyto ir kada jau mes pažeisim šitą. Kaip? Tai kaip nusprendėt, kada jau tas žalumota pažeista bus? Tai atsakymas buvo toks, kad žvelgiant, pavyzdžiui, iš Gedimino kalno, kadangi iš aukštai žiūri, tai tiek, kiek jie norėjo, nekenktų, bet jeigu Baltasis tiltas arba šitą, kai tu esi žemiau, tai ką bedarytum, tu užstoji. Mūsų atsakymas buvo neigiamas. Tai iki šiol tai jie tiek ir turi, tiek ir leista. Ne, tai jie turi dabar 25, neatsimenu, jie 35 norėjo, jie nori dar. Jie norėjo dar 3 aukštų. Tai atsakymas buvo toks, kad taip kaip, kadangi jau buvo detalaus plano schema, tai taip kaip detalam plane, mes sakėm, ne. Mūsų pasakymas buvo neigiamas. Tai mes nesam tokie labai patogūs tyrėjai, nes mūsų kartais atsakymas būna ne. Bet jeigu mes pasakom ne, mes pasakom, kaip būtų galima daryti. Tai jiem buvo toks dalykas, kad jūsų detalus jis pažeis, o kadangi jau jie tą mes turėjom pristatyti savivaldybei, tai savivaldybė tą išgirdo ir ten tas nieks nevyksta. Ir panorama buvo pastatyta tokia, kokia jūs nustatėt, kad galima. Ne, tai jie ant dabartinės panoramos, jie dabar norėjo. Jie dabar jie nori transformuoti. Jau nusivokim. Bet tiesiog mes parodėm tada, kaip čia pasakyti, jeigu tai būtų ne luitas iškeltas, bet keletą vietų atsirastų tas aukštesnis, tai tada jis nekenktų. Jo, mažesnis turis, ne visas turis važiuoja. Tai panaši istorijos Akropolio pastatą. Taip. Administracinė. Norėjo kas aukštesnė. Ir paskutinis tas yra vertingų objektų tarpusavio vizualiniai ryšiai. Yra dar toks dalykas, kad jeigu aš esu viena apžvalgos aikštelėj, tai iš žmonių susibūrimo vietų vertingi, vertingi ansambliai ir kompleksai, jie turėtų būti matomi. Tai va tas vizualinis ryšys, tai jeigu aš čia stoviu ir matau tą objektą, tai irgi neturėtų nieks įsiterpti tarp manęs ir to objekto. Tai čia mūsų susidėliotos nuostatos. Dabar dar noriu atkreipti dėmesį į panoraminio vaizdo daugiaplaniškumą. Nes jeigu mes esame čia žiūrovas ir turime gale dangų, tai šiame tarpe mes neturim vieno plokščio vaizdo.
Tas ypač gerai matomas kalnuose, jeigu būnant, tai jeigu rūkas ar šiaip kalnai tikrai labai duoda tą daugiaplaniškumą. Bet jeigu miestas turi išraiškingą reljefą, tai ir mieste galima perskaityti tuos vaizdo planus. Tai toks dalykas. Ir dabar, kaip mes atliekam analizę, čia tai tiesiog pavyzdys. Mes nagrinėdami panoramą, pirmą plane pasižiūrim, kur gali būti tie lūžiai. Tai gali būti, aišku, ir gatvė, ir upė, ir šlaitas, tiesiog fiziniai kažkokie barjerai, už kurio tas užstatymas jau atsitraukia ir vaizde mes jau galime išvelgti. Tai pavyzdžiui, šitame vaizde mes buvome išvelgę keletą planų ir paskui vėliau pasakysiu, nenoriu, kad ilgai žiūrėtumėt, nes paskui išmoksiu. Aš jums paskui parodysiu. Dabar mano, čia yra panoraminis vaizdas, aš vėliau turiu ir atsakymus, parodysiu atsakymus. Tai tiesiog, ar išvelgtumėt, kiek išvelgtumėt tų, tarkim, vizualinių planų, 3 klausimai bus. Kas formuoja siluetą ir kur jūs įmė? Kokie objektai čia tą siluetą formuoja? Kokius dar dominuojančius objektus matytumėt ir ar matom planus? Ir kiek planų galėtumėm čia rasti? Regėjimą kultūros. Reikia man iš toliau pažiūrėt, kaip čia atrodo. Čia atsakymą turim. Čia atsakymas, o mes šitą padarę, mes vėliau ir aprašom, galima pasiskaityti, kiek tų planų, kas domina, ką mes tą darom. Mes tą darom tam, kad ir nustatytume, kuriame plane atsiras tas objektas, nes jisai čia atsirastų. Ir kuriame plane jis atsirastų, koks jo poveikis galėtų būti. Ir jo mes žiūrėjom siluetų, jisai čia, kaip čia pasakyti, darytų įtaką ar nedarytų. Ačiū.